Sveiki keliautojai, šiandieną pabuvosime vienoje iš atokiausių Azorų salų. Beje, dauguma šią salą vadina gražiausia Azoruose. Vien pavadinimas Flores, kuris iš portugalų kalbos išsiverčia gėlės, duoda mums užuominą, kad visa sala bus gėlių nusėta. Deja, ir šį kartą beveik neradome nė vienos žydinčios gėlės. Vasaros sezonas jau pasibaigė ir dar tas neseniai praėjęs uraganas turbūt nupūtė paskutinės gėlės. Sala dar atokesnė nei kitos Azorų salos ir tai labai čia jaučiasi. Plius dar tas užėjęs rūkas bei lietus privertė mus pasijusti visiškam pasaulio pakrašty. Golfo srovė prateka visiškai šalia šios salos. Ši srovė atneša šiltą bei drėgną oro srautą, kuris atsimušęs į salos vulkaninius kalnus iškrinta lietumi. O jei ir nelyja, kalnų viršūnės beveik visada būna padengtos rūku. Dėl to pirmoji mūsų diena saloje buvo itin drėgna ir buvo praktiškai neįmanoma pamatyti salos grožybių. Salos sostinė visiškai mažytė, o oro uosto takas dalija sostinę į dvi dalis, tad norint nuvažiuoti į kitą miesto pusę, tenka apvažiuoti ir oro uostą. Bet kartais ir įdomu matyti besileidžiančius lėktuvus tiesiog pietaujant iš restorano terasos. Beje, džiugu, kad ten yra keletas restoranų, nes maisto parduotuvėse sunku surasti, ypač šviežių daržovių. Maisto produktai į salą atgabenami laivu, kuris pasirodo tik kas kelias savaitės. Dėl to parduotuvėse gali aptikti valgymų jau nebetinkamų vaisių ir daržovių. Dėl lietaus pirmą dieną stengiamės susipažinti su salos istorija bei panagrinėjome pakrantę. Salos gyventojai buvo labai įtraukti į banginių medžioklę. Įrodymus radome tiesiog ant kranto. Štai čia matome tokius senovinius puodus, kuriems jau gal 100 metų. Čia matote, turbūt buvo metamos malkos arba anglis ir šituose puoduose būdavo lydomi banginių taukai. O banginis būdavo atgabenamas būtent tiesiai iš jūros. Ir tada būdavo apdorojamas, išskerdžiamas. Ir taukai buvo lydomi tokiuose dubenyse, kurie dabar kaip tiesiog išlikę kaip istoriškai tik tai. O štai šitas toks ilgas akmenim nuklotas takas einantis tiesiai į vandenyną buvo naudojamas ne tai, kad valtims nuleisti į jūrą, bet partemti banginį iš jūros. Būtent banginis būdavo atgabenamas tenai ir būdavo užtempiamas į viršų ir čia, kaip sakiau, apdorojamas iš karto, taukai būdavo čia lydomi. Čia stovi ir mažas fabrikėlis, dabar virtęs banginių medžioklės muziejumi. Beje, šiuose pakrantėse prieš daugiau nei 100 metų nuskendo vienas iš tų laikų didžiausių kruizinių laivų. Tada pirmą kartą istorijoje buvo panaudotas SOS signalas. Visi žmonės buvo išgelbėti, o laivas paliktas grimzti toliau. Skurdų salos gyventojai dar spėjo išardyti laivo prabangius baldus, vonias ir šiaip interjerą. Sakoma, kad dar ir dabar senesniuose namuose galima rasti baldų iš vipinių šio laivo kajučių. Antrą dieną mus nudžiugino jau geresnis oras ir turėjome vienintelę dieną pamatyti tai, dėl ko ši sala yra vadinama gražiausia sala visose Azoruose. Man asmeniškai tas rūkas ir debesimis nuklotos viršūnės suteikia tokios mistikos, tad nei kiek nesiskundžiau dėl ne visiškai giedro dangaus.
Tai tiek apie šią salą, daug kažko pasakoti nereikėjo, nes salos vaizdai kalba patys už save. Kitoje dalyje matysite paskutinę mūsų aplankytą salą Azoruose. Tai dar mažesnė, dar atokesnė vieta. Tai tiesiog sala vulkanas. Ir neužmirškite keliauti, nes paragavęs kelionių negali sustoti.